Sveiki, mėlyjeji, čia aš Laurūnas ir šiandieną noriu pristatyti jums Akai GX 77 antrą dalį. Pirmoje dalyje aš jums rodžiau, kokį gavau šį grotuvą, kaip jis atrodė, nebuvo veikiantis jisai. Ir dabar po restauracijos aš jums noriu parodyti, kaip man pavyko jį atrestauruoti. Kaip matot, Ir matot, kaip jis atrodo. Gražuliukas, švarus, nušveičiau, viską padariau. Sutepiau, suremontavau, pakeičiau diržus, korpusą profesionaliai padarytas, nudažytas, nugruntuotas, nušpakliuotas. Atrodo kaip naujas. Tai ką, aš, kaip sakant, paleidžiu gyvenimą šį. Antram gyvenimui atrestauruotas, padarytas. Tiesa, čia šitos nebuvo jam, aš čia dabar jį papildomai įdėjau, nors čia dangtelio dar trūksta, bet manau laiku bėgant bus ir dangtelis. Tai va, ką noriu jums pasakyti, kad parodyti, ne, kaip atrodo. Čia pas mane dar, tu šit nepastumsi tų dienų. Žiūrėk, kaip korpusas atrodo. Nu. Čia va, aš jums prinešiu arčiau, pažiūrėsiu, kaip jis čia. Gal nesupykins jūsų? Nu, blemba, kaip ne kaip, aš čia man rodo tas spalvas. Tai va, nežinau kaip ten matęs, nesimatė. Tai va, puikus grotuvas, rekomenduoju. Gražus, matot kaip atrodo. Praktiškai kaip naujas, aišku, jam tik 40 metų, bet palaukit, tu pasakysim, kem 5. Ir va, jisai prikeltas naujam gyvenimui. Indikatorių čia nelabai matyti, bet šviesa užgožia. Taip. Galit sulyginti, kas buvo prieš ir kas dabar. Tai va, mėlyjeji, čia buvo Laurūnas, Akai GX 77 antra dalis. Visa.